Tai dabar esam ties riba Širvintų ir Molėtų rajonais, teritorijoje, kur planuojama statyti didelį vėjo jėgainių parką. Neturiu šitoj teritorijai nei jokio turto, nei gyvenu šitoj teritorijai, bet negaliu pasakyti, kad esu visiškai atsitiktinis. Esu biologas, turiu daugiau negu 30 metų patirtį plėšriųjų paukščių tyrimų ir stebėsenos. Ir būtent dėl plėšriųjų paukščių aš atsiradau šitoj teritorijai. Pirmuosius lizdus Alionių pelkės pakraščiuose augančiuose miškuose susiradau labai seniai, 1999 metais, tai dar praeitam amžiui. O teritorija iš tikrųjų išskirtinė. Čia yra du didžiuliai pelkių draustiniai – Alionių ir Šešalėlių aukštapelkės draustiniai. Vien Alionių pelkė yra beveik 2000 hektarų ploto. Aplink pelkės ir toliau nuo jų yra didžiuliai ir maži miškų masyvai. Jie yra pelkėti, sausi, daugiausiai mišrūs, labai daug ąžuolo yra priemaišos. Kalvotas kraštovaizdis, tai natūralu iš karto yra ir didelė mozaika, yra įvairiausių dydžių balų, pelkučių, krūmų, pavienių medžių ir jų grupių. Per teritoriją teka Širvinta ir gausūs jos intakai. Daug upelių išvengia sovietinės melioracijos. Yra didelių pievų, ganyklų plotų, o arimai maži arba jų iš viso nėra šitoj teritorijai. Tai natūralu, kad tokia didelė buveinių įvairovė jau lemia ir, kad čia gyvena daug ir įvairių plėšriųjų paukščių. Jau dabar žinome, kad šitoje teritorijoje kasmet gyvena ir jauniklius išaugina 11 rūšių plėšriųjų paukščių. Čia gyvena juodieji gandrai, jūriniai ereliai, ereliai žuvininkai, vapsvaėdžiai, suopiai, sketsakaliai, pievinės, nendrinės lingės. Iš jų 7 rūšys yra įrašytos į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą. Pats negaliu pasakyti, kad čia viską žinau. Gerai pažįstu dalį teritorijos. Todėl tokioje situacijoje visada yra du keliai. Arba apsimetinėjai, kad esi ekspertas ir užsiimi burtais, arba iš tikrųjų dirbi, tyri teritoriją, surenki duomenis ir pagal tuos duomenis darai išvadas. Tai mes nusprendėme, kad eisime antruoju keliu, sudėjome mano turimas žinias ir kartu su pulkeliu entuziazmo pilnų pagalbininkų tiesiog dirbome ir tyrėme tą teritoriją, bandėme užpildyti likusias baltas dėmes. Ir rezultatai neblogi visai, sakyčiau. Per praėjusius metus į Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinę sistemą įvedėme 18 naujų mažo erelio rėksnio lizdų, 3 juodojo gandro lizdus, 2 jūrinio erelio lizdus, vapsvaėdžio lizdą, 9 suopių lizdus. Taip pat, kadangi dirbome daugiausiai rudenį ir žiemą, beveik 60 lizdų savininkai liko nenustatyti. Dar laukia darbai prasidėjus pavasariui ir vasarai. Mano minėti plėšrieji paukščiai lizdus krauna miškuose, pelkėse, bet jų išsaugojimas neįmanomas be atvirų vietų, be pievų, be ganyklų, be laukų antroji vasaros pusėje, nes tai yra mažų erelių rėksnių, suopių, vapsvaėdžių, lingių maitinimosi vietos. Dauguma šių plėšriųjų paukščių medžioja 2-3 km atstumu, o neretai ir kelių dešimčių kilometrų atstumu nuo lizdo. Nes jų maitinimosi teritorijos nėra vienodos ir visą laiką pastovios. Visą laiką kinta jos ir neišvengiamai paukščiai turi skraidyti ir ieškoti maisto žymiai didesnėje teritorijoje. Netgi ereliai žuvininkai, juodieji gandrai, kurie peri, kurie maisto ieško upėse, ežeruose, tvenkiniuose,
jie vis tiek neišvengiamai skrenda didelius atstumus per atviras teritorijas, kad pasiektų maitinimosi vietas. Jei bus pastatytos planuojamos vėjo jėgainės, kurių numatytas aukštis beveik 300 metrų, tai tiesiog taps nebeprieinamos daugumai plėšriųjų paukščių, kurie gyvena šioje teritorijoje maitinimosi vietos, o ereliai žuvininkai, juodieji gandrai tiesiog savo keliuose iki maitinimosi vietų susidurs su mirtinai pavojingų kliūčių telkiniais. Kaip ir kiekvieną darbą norint kokybiškai padaryti, neišvengiamai reikia įdėti pastangų, bet ir ne vien tik pastangų reikia turėti ir žinių, ir patirties, norint tokio tipo darbus gerai padaryti. Ne visi plėšriųjų paukščių lizdai lengvai pastebimi ir lengvai atrandami. Lapuotynuose taip, palyginti nesunkus darbas, jeigu dirbi žiemą, rudenį, lizdą lengva pastebėti, bet tokio tipo miškuose surasti erelio rėksnio lizdą tikrai nėra lengva užduotis, galima labai nesunkiai pražiopsoti lizdą. Ir dirbti reikia ištisus metus, o ne vien tada, kai manoma, kad yra tinkamos sąlygos. Dar galiu pasakyti, kad toli gražu ne visi erelių, tų pačių mažų erelių rėksnių lizdai yra dideli, kaip eilinis, Lietuvos gyventojas galėtų įsivaizduoti. Galų gale visi lizdai nuo kažko prasideda ir pirmais metais tik sukrautas lizdas tikrai nebus niekada įspūdingas. Jis vėliau tik tai per daugelį metų, kai jis naudojamas kiekvienais metais vis iš naujo, jisai išauga į įspūdingą šakų krūvą medyje ir gali būti lengvai pastebėti. O kiti yra gerai užmaskuoti, nedideli ir lengva pražiopsoti. Jau kaip minėjau, tyrimus dar nebaigėm, bet jau dabar aišku, kad teritorija nėra eilinė Lietuvos teritorija, kurioje galima daryti bet kokius projektus. Jau dabar aišku, kad teritorijoje peri 10% erelių žuvininkų nacionalinės populiacijos. Mažiesiam ereliam rėksniam taip pat tai yra išskirtinė teritorija, jų lizdų tankis yra tikrai aukštesnis negu vidutinis Lietuvoje. Ir esmė tame, kad ne vien tik tai, nors tie paukščiai gyvena miškuose, pelkėse, krauna ten lizdus, bet jiems gyvybiškai svarbios pievos, ganyklos, kiti atviri plotai, nes tai yra mažų erelių rėksnių, suopių, vapsvaėdžių, lingių pagrindiniai maitinimosi plotai. Tenai jie medžioja ir ten jie gaudo savo grobį ir patys prasimaitina ir suranda maisto jaunikliams. Netgi ereliai žuvininkai, juodieji gandrai, kurie žuvis gaudo ežeruose, tvenkiniuose, upėse, upeliuose, jie vis tiek skrenda per atviras teritorijas. Visi šie paukščiai medžioja 2-3 km atstumu nuo lizdo, dažnai nutolsta nuo lizdo, skrenda į geras maitinimusi teritorijas netgi kelias dešimtis kilometrų. Jei bus pastatytos vėjo jėgainės čia, automatiškai šiems paukščiams svarbios maitinimosi teritorijos taps nebeprieinamos, o tiems paukščiams, kurie skrenda didelius atstumus nuo lizdo maitintis, tiesiog susidurs su didelėmis kliūtimis, mirtinai pavojingomis kliūtimis ir didelėmis jų grupėmis, nes vėjo jėgainės aukštis planuojamas yra beveik 300 metrų aukščio. Tai darbai, kaip minėjau, nebaigti, bet jau dabar kyla įvairių klausimų. Kodėl planuojami tokie projektai teritorijose, kurios yra išskirtinės plėšriesiems paukščiams ir svarbios plėšriesiems paukščiams, ir kodėl tokie planai apskritai vadinami žaliosios energijos projektai.